Skaitymas vaiko gyvenime tai yra vienas iš svarbiausių veiklų, padedančių pažinti pasaulį aplinkui ir patį save. Skaitymas moko kalbėti, klausti ir mąstyti. Moko vaiką bendrauti, išklausyti ir atsakyti į tam tikrus klausimus. Taip pat moko atrasti skirtumus bei pastebėti įvairiausius pokyčius. Skaitymas moko vaiką pažinti emocijas ir atjausti. Kai žmogus skaito, vienu metu dirba vaizduotė. Jau vaikas labai daug ką įsivaizduoja, perskaitęs žodį, sakinį. Taip pat dirba atmintis, nes jis turi perskaitęs žodį atrasti, ką jis reiškia, išsitraukti iš atminties. Taip pat dirba vaiko protas, smegenys. Labai dirba stipriai akys. Vaikas turi įsidėmėti, atpažinti, perskaityti. Taip pat dirba jausmai ir emocijos. Juk skaitant reikia susikaupti, atpažinti simbolio garsą, jį sujungti į žodį, jį suprasti, įsivaizduoti, prisiminti, su kuo susiję ir visą gautą informaciją susieti į vieną visumą. Ir ne tik tai, bet dar ir išgyventi, patiriant įvairiausius jausmus. O kaip mes, tėveliai, norime, kad mūsų vaikai lengvai išmoktų skaityti. Ir knygutė taptų vaikui džiaugsmu, atradimu, kažkokio tai labai dideliu įspūdžiu. Kaip dažnai tėvai susiplanuoja, kad pradėsim mokytis skaityti. Bet jau pirmuose žingsneliuose pradeda abejoti, nuo kogi čia pradėti? Nuo raidelių ar nuo žodžių? Nuo abėcėlės, kurių yra pilnas Facebookas ir YouTube kanaluose įvairiuose. O gal pradėti su vaiku nuo knygelės, pasimti knygelę kokioj nors bibliotekoj ir pradėti su juo skaityti. O gal pradėti skaityti pasaką prieš miegą. Ir dažnai būna taip, kad šiandien susiplanavome, pradėjom skaityti su vaiku, žiūrėti knygeles, o rytoj jau būna, kad aš esu pavargusi po darbo, neturiu kada, šiandien reikia dar išskalbti, paruošti vaiką rytdienai į mokyklą, o galbūt su visa šeima pasižiūrėjom šiandien filmuką, o dar kitą dieną atėjo svečių, ir taip ateina vakaras, o mes taip ir nepaskaitėme su vaiku. Ir jau atsigulę vakare lovelėje labai dažnai pagalvojame, kad šiandien taip ir neatradau to laiko paskaityti su vaikučiu. Į šiuos ir daugybę kitų klausimų aš jums turiu atsakymus. Aš esu Marija Bušmič, mokytoja ekspertė, Peliukų mokyklos vaikučiams norintiems išmokti skaityti įkūrėja. Žingsnis po žingsnio parodysiu jums, kaip taisyklingai mokyti vaikučius skaityti, nuo ko pradėti, kokių priemonių reikėtų, kad su vaikučiu pradėti skaityti, kiek laiko užsiimti, kokius pratimus atlikti, kokius žaidimus vaikui pasiūlyti, kad jam būtų linksma, įdomu ir svarbiausiai, kad būtų naudinga. Mokytis su jumis skaityti.
kad skaitymo laikas jūsų namuose virstų džiaugsmingu ir įdomiu, pilnas juoko.